suviliojo, tada jie galėjo tave apgauti. Šis pasakojimas yra apie istorinį momentą, kai Edomo sąjungininkai apsimeta skubantis jam į pagalbą kare su galingu kaimynu. Jo sąjungininkai lydėjo Edomą iki jo sienų, o tada jį palikdami visą šalį be apsaugos. Tada jie pasuko į Edomo vidų, plėšdami ir naikindami. Pranašas atkreipia mūsų dėmesį į šį epizodą, kad parodytų Edomo brolystę su kitomis tautomis pobūdį. Edomas visada atrodė esąs tikras sąjungininkas, tačiau šie santykiai buvo tik paviršutiniški. Kiekvieną kartą, kai tik pasitaikydavo proga, Edomas paprastai nusisukdavo nuo savo draugų ir palikdavo juos likimo valiai. Šiuo atveju jos sąjungininkai jai atkeršijo tuo pačiu. Įtraukė Edomą į karą, jie apiplėšė visą šalį. Esavo dviveidiškumas iš tiesų buvo Izraelio liūdnų patirčių priežastis. Norėdamas parodyti šią savybę, pranašas Ovadija sutelkė dėmesį į konkretų Romos imperijos laikotarpio aspektą. Edomitų vaidmenį antrosios šventyklos sunaikinime. Ovadija sako, tą dieną, kai tautos paėmė žydų tautai nelaisvę, įžengė pro žydų vartus ir metė burtus dėl Jeruzalės, tu taip pat buvai tarp jų. Karas prieš Jerušalim priklausė romėnams, bet Edomas mielai dalyvavo Mikdaš sienų sunaikinime. Edom palikuonis, įskaitant Herodą, buvo tariami žydų atsivertėliai, priimti Makabėjų laikais ir po jų. Iš pradžių šie edomitai kėlė nuoširdumo įspūdį ir buvo šiltai sutikti žydų tautos. Kaip ir buvo galima numatyti, Edomui nebuvo galima pasitikėti. Ir kai Jehuda buvo labiausiai pažeidžiama, šie atsivertėliai pasisuko prieš savo žydų brolius ir mielai padėjo sunaikinti tautą. Dar prieš Babilono tremtį Esav palikuonis siūlė pagalbą įkalant paskutinius vinis į žydų karstą. Ovadija komentuoja, ir nestovėkite kryžkelėse, kad galėtumėte pribaigti pabėgėlius. Jalkut Šimoni Agadinis senesnių Biblijos ištraukų interpretacijų ir paaiškinimų rinkinys aiškina, kad šis teiginys reiškia gudrą edomitų strategiją mūsų pirmosios tremties metu. Jie įsikūrė netoli už Babilono armijos ir laukė pasalos su žydų pabėgėliams. Jei žydai laimėtų, jie galėtų pasakyti, kad bandė padėti, o jei laimėtų babiloniečiai, jie galėtų pasakyti, kad padėjo nužudyti bėgančius žydus. Edomo brolystė siekia pačio Esav laikus. Esavas bėga link savo brolio Jankov, norėdamas jį apkabinti, tačiau Esav buvo Jankov priešas beveik nuo gimimo. Ar įmanoma, kad jis nuoširdžiai pakeitė savo požiūrį ir širdį? Jankov nusintė Esavui išsames dovanas kaip draugystės ženklą ir parodymas, kad nieko nenori iš savo brolio, tikėdamasis, kad galės užmegzti draugystę ir brolystę. Atsakydamas į tai, Esav nubėgo prie savo brolio ir apkabino jį, puolė jam ant kaklo ir pabučiavo, tačiau jo neapykanta buvo tokia gili, kad net ir šiuo momentu Esav negalėjo pažaboti savo vidinių jausmų. Turime būti įspėti, kaip mus įspėja Ovadija, niekada nepamiršti Esavo vidinės neapykantos, kurią kursto Hasatan ir Yetzer Hara.
Netgi kai rodomi draugystės gestai, niekada negalima pamiršti gilaus neapykantos ir kartaus priešiškumo slypinčio po paviršiumi. Kaip Edomo tautos paveldėtojai niekada nebus tikri draugai, taip ir Isav niekada nebegalėjo būti Jakov pasitikimas. Ovadijo pranašystės apie Edomą išsipildė, bet yra ir daugiau. Iš šios tautos neliko nieko, nėra jokių edomitų pėdsakų, bet Edom taip pat yra pavyzdys, įspėjimas, kad visos Izraeliui priešiškos tautos bus teisiamos. Viešpaties diena artėja visoms tautoms. Kaip jūs padarėte, tai bus padaryta ir jums. Bet ant Sion kalno bus tie, kurie išsigelbės ir jis bus šventas. Ir Jakov namai paveldės jų turtus. Pranašystėje apie Jehudos atkūrimą numatyta, kad tauta išplės savo sienas, įtraukdama Jehudą ir Samariją, ir karalystės bus viešpaties. Čia minima 19, 20 eilutėje ir 21. Šiandien tą karalystę užima įvairių arabų tautų žmonių grupė, kurie daugiausiai atvyko 20 amžiuje iš Sirijos, Egipto, Arabijos ir kitur. Jie vadina save palestiniečiais, bet jie nėra ir niekada nebuvo savarankiška tauta. Nors Ovadijo laikų edomitai išnyko, galima teigti, kad šią teritoriją užėmę žmonės yra dvasiniai Esav dvasios paveldėtojai. Ateitį taip pat apibūdino Ovadiją. Ir gelbėtojai ateis į Sion kalną, kad teistų Esav kalną, ir karalystė bus viešpaties. Išgelbėtojai ar išlaisvintojai, Mošeim, apie kuriuos kalba Ovadija, yra teisėjai tikėjimo likučiai, aprašyti Rav Shaul. Tai tie, kurie atneša besorą apie Mašiach, Ješua mūsų tautai, o vėliau ir kitoms tautoms, visam pasauliui. Tai atitinka tradicinį žydų tikėjimą, kad 21 eilutė reiškia Mesijo atėjimo ir galutinį Edomo sunaikinimą. Žydų mistiniai raštai Zohar teigia, kai Mesijas prisikels, Jokūbas paims savo dalį viršuje ir apačioje, o Esav bus visiškai sunaikintas ir neturės dalies ir paveldėjimo pasaulyje, pagal Ovadiją 1:18. Bet Jokūbas paveldės 2 pasaulius, šį pasaulį ir ateinantį pasaulį. Ir apie tą laiką parašyta, ir gelbėtojai ateis ant Sion kalno. Jeruzalės Talmude taip pat rašoma ateityje, ateinančiame pasaulyje, Mesijo dienomis. Argi nerašoma, ir gelbėtojai ateis į Sion kalną, kad teistų Esav kalną? Šios interpretacijos atitinka Balimo pranašystę apie Edomo likimą ir Mesijo atėjimą. Aš jį matau, bet ne dabar, aš jį regiu, bet ne arti. Iš Jokūbo išeis žvaigždė, iš Izraelio pakils skeptras. Jis sutraiškys Moabo kaktas, visų šito žmonių kaukolės. Edomas bus nugalėtas, jo priešas Seiras bus nugalėtas, bet Izraelis sustiprės. Iš Jokūbo išeis valdovas ir sunaikins miesto išlikusius gyventojus. Edom, žinoma, yra visų tautų,
kurios priešinasi Dievui ir jo planams, ypač jo sandoros tautai Izraeliui, simbolis yra atstovas ar atstovas. Jos bus teisiamas pasaulio pabaigoje, kai sugrįš Mesijas, tegul ta diena ateina greitai. Mes žvelgiame atgal į savo kelionę iš pagonių žemės. Mes pripažįstame savo kovas ir grumtynės su Hašem, nesvarbu, ar esame žydai pagal kilmę, ar pagal atsivertimą. Mes visi turime pasirinkti būti žydais. Visada žydai pagal pasirinkimą. Hašem atveda kiekvieną iš mūsų į vietą, kur mes patirime unikalų susitikimą su juo. Todėl mes taip pat tampame nugalėtojais. Mes pereiname savo Jabok upę, įžengėme į pažadėtąją žemę ir prisiimame vardo pakeitimą, kuris užtvirtina mūsų gimimo teisę, mūsų likimą ir mūsų paveldėjimą. Šie pokyčiai mūsų gyvenimuose yra tokie pat svarbus mums kaip ir Izraeliui. Mes įžengėme į Toros žemę ir prisiimame savo tėvo Jakobo Izraelio paveldėjimą. Mes galime pasakyti, Ani lo ben Esav, Balo ben Baal. Aš nesu Esavo ir Baalo vaikas. O Ani ben Israel va Hashem. Aš esu Izraelio ir Hashemo vaikas.